Mama, klausyk, o tu su bobutė vokiškai kalbėdavai? Ne, trupučiuką mes kartais bandydavom kalbėti vokiškai namie, bet nieko iš to gero neišeidavo. Ir vėl pereidavom į gimtąją rusų kalbą. Paskui namie mes su tėvu ir su broliais kalbėjom lietuviškai. Iš viso Kaunas kalbėdavo lenkiškai, buvo lenkų kalba? Tik taip, baisiai. Visą Zelenagūrą, reiškia, Žalias Kaunas, Lenkų šalį. Vieną akimirką mano jaunystė, lyg žaibas jaunas, širdį ugniniais sparnais suvystė, užliejo kraują ir mano dienos žėrinčios ašaros laumių akyse. Ir jų kaip vėjų pavasario nesuvaikysi. Ir nebijau aš girioj paklysti, jūroj paskęsti, nes man žadėjo žvaigždė jaunystė niekad negesti. Kas turėjo tokį balsą dar, sakykime, Lietuvoje? Kas turėjo tokį užkrečiantį, neapsakomą moteriškai vaikišką, mergaitišką, pažeidžiamą juoką, kaip jinai, šypsnį tokį. Kas turėjo tokį lengvą, neapsakomai žavingą koketiškumą moterišką? Kas turėjo? Dar. Mano nieks. Čia Valstybės teatras, tik ką buvau priimta, 41-ais mane priėmė į teatrą. Monika jau buvo vedančioji, reiškia, aktorė teatre. Nu, labai gražiai kažkaip per egzaminus, jinai, kai pasibaigė, reiškia, tie priėmimieji egzaminai, konkursas, ji priėjo prie manęs ir sako, mergaitė, ar tu turi kur gyventi? Man tu labai patikai, reiškia. Aš sakau, na, neturiu kur gyventi. Tada, sako, atsikraustyk pas mane. Ir aš, reiškia, apsigyvenau pas ją. Ir Dagnutei buvo 9 mėnesiai tik tai. Tai mes ją taip auginom, reiškia, pusę nakties jinai prie jos, pusę nakties aš. Rėksnė buvo tokia nerami. Nu, nepaprasta. Nu, jinai ir partneris turėjo, Kačinską. Tokį nuostabą aktorių, Palubinską, Rudzinską. Tai buvo, suprantat, nu, tokie jau milžinai mūsų teatre aktoriai. Nu, ta prasme, talentų prasme. Žodžiu, kad apsupimas jos buvo nepaprastai geras, gerų aktorių. Nu, nuostabi buvo, nepakartojama. Man iki šių dienų tas įspūdis liko, emocinis įspūdis, kaip jinai vaidino tą Norą. Tai tiesiog ypatingai ta scena, kur su būgneliu jinai šoka su būgneliu ir tai skambaliukais. Ir, reiškia, tai yra, kaip sako, gyvenimo ir mirties šokis.
nes jinai bijo, kad Helmeris, jos vyras, neateitų ir netadarytų pašto dėžutės, kur guli Krokstado laiškas, kuris, kaip sako, atskleidžia jos finansinius reikalus, skolą. Ir jinai šito bijo ir jinai, reiškia, nori atitraukti. Ir kokios emocijos pas ją per tą šokį, tą norą atitraukti ir tie išgyvenimai, tai jie nepamirštami yra. Nu, o pirmas mano susitikimas tai buvo Bekraitėje Ostrovske. Va. Jinai, reiškia, Bekraitė, Larisa, o aš Čigonas Ilja. Ir mes su ją, reiškia, dainavom romansą. Aš grojau gitarą ir dainavom romansą su Monika. Va. Na ir iš viso, kai prisiminė, kaip Monika dainuodavo romansą su Beatriče Grincevičiūtė. Kai jos susėsdavo prie fortepijono, kai būdavo tokie susitikimai, vakarai, nu tai yra nepamirštama. Tai yra Monika atsiskleisdavo visame gražume. Su tais romansais. Užgavus Ievą nelaikio aidas. Kartoju mielai, ateik, ateik. Erdvėse skamba varpai nelaikio, krūtiniai gelia, ateik, ateik. Monikos balsas dieviškas, žemas ir pilnas sodrus. Monikos balsas, įžymus balsas, bet tikrai, Monika, viską, ką jam turi aukščiausio lygio. Ir skaitė dieviškai, kaip jis skaitėm Salomėją Nėrį. Skaito Cvetajevą, skaito Salomėją. Ir tai skirtingi dalykai ir milžinišки. Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись, прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя, и кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей. Прохожий, остановись. Viešpatie, kiek jį kankinasi, kiek jį ieško, kiek visiems aplinkui gadina nervus. Kol jį suranda tą. Milžiniškas darbas, vidinis, alinantis darbas. Monika skambina man, rytoj Sapiega, ateik parepetuosi. Aš bėgu, čia porą šimtų metrų mes kaimynai, sėdim, zulinam sceną. Sekančią dieną Monika skambina, tu palauk manęs, ne iki teatrą be manęs, aš ateisiu pas tave ir eisim kartu. Gerai, einam kartu, kam reikia eiti kartu. Kartojam sceną, vaidinam dviesi. Ateinam į teatrą, nusigrimuojam, apsirengiam, sakom, barbarbali duris. Laimonai, sakau, Monika, įeikit, pasikartokim. O jau už 15 minučių jinai visa neranda vietos. Jai blogai,
parika blogai, jūs erzina rūbas, viskas atrodo, bet jau nesuvaidinsi nieko, bet tokiam, jis taiga įeina į sceną kaip Dievas. Ir žiūri, jie atrodo, jai lengva. Jai nieko nereiškia suvaidinti taip. Jeigu nežinai, kiek jinai prieš išeidama į sceną, kaip jį ruošiasi, kaip jį jaudinasi. Aš norėčiau papasakoti apie Moniką Mironaitę, apie tą laikotarpį, kada Monika dirba rusų kalbą, rusų teatre vaidina. Ir mano присоединимые gal bus tikrai ryškesnė rusų kalба. Как-то не очень хочется мне, чтобы мои слова о Монике Миронайте превратились в воспоминания. Воспоминания — это что-то такое вот прошедшее. А Моника — это никак из души не уходит, живет. Прошло столько лет, а каждая ее роль живет так, будто я ее видел вот вчера вечером на сцене. И как вообще можно забыть, разве это возможно, забыть ее интонации, ее жесты, ее неповторимую индивидуальность, ее энергетику, как сейчас модно говорить, ее ауру и глаза, ее глубокие, пронзительные глаза, полные человеческих чувств глаза. Вот нам, молодым актерам, пришедшим в русский драмтеатр в труппу в начале 60-х годов, очень повезло. И тогда, именно тогда, когда мы пришли на сцене театра, властвовала королева театральная, Моника Миронайте. Ну, вспомним, Элиза Дулиттл в Пигмалионе шоу, да? Гитель Моска, «Двое на качелях» Гибсона. Кстати, на этот спектакль мы просто ходили курсом много-много раз, иногда даже сбегая с занятий. Это целая школа была. Нора, «Кукольный дом» Ибсена. Патрик Кэмпбелл, «Милый обманщик». «Идиот» Настасья Филипповна, Достоевского. Какая героиня. Аманда в «Стеклянном зверинце» Уильямса. «Странная миссис Сэвидж». Вот какие мощные роли, да? И какое мощное исполнение. Но вот здесь, оно здесь. Я его вижу, я чувствую это исполнение. Оно до сих пор передает свои токи, биотоки сюда. Вот говорят, что профессию актера невозможно научить. Но я скажу, что можно научиться у великих. Вот мы и учились у Моники Миронайте. На сцене у актера не может быть ни секунды пустых, незаполненных чувством, необязательных моментов существования. Сцена – это рентген. Никуда не спрячешься. Вот у Моники Миронайте от начала, от первой реплики до конца спектакля полнокровная, на пределе эмоций, жизнь человека, которого она играла в спектакле. Да что там играла? Она не играла. Она проживала жизнь этого человека, этого персонажа. Вот, наверное, вот эта вот передача вот этих чувств проживания, может быть, это и есть самое главное вообще в театре, из-за чего люди вообще ходят в театр. Man atrodo, kad tai moteris su didžiaja savo paslaptim. Tokių nėra daug. Bendrai pasaulio teatrinėme ar kino mene. Yra gražių, yra vizualiai tobulų, yra galingų, yra aistringų, yra temperamentingų, kokių tik nori. Visos jos labai gražios, visos jos labai įspūdingos. Bet kas mane pakerėjo, tai paslaptis. Tai moters paslaptis, kokią vaidmenį bevaidintų. Žanrai, stiliai, epochos.
paslaptis niekur neprapuola, niekur neištirpsta, jinai yra, jinai egzistuoja, jinai tave pasigauna, kaip voras sugestyviai uždaro ir tu 3 valandas gyveni toj sugestijoj. Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas. Ir kaip žaibas staigus ir svaigus, kaip naktis. O galinga pagunda ir šventieji suklumpa. Pabučiavimas tavo pavogta kibirkštis. Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų, jos išdegino žymę lik širdies gilumos ir beprotiškų svaigulių mintį užsupo. Ji kaip vergė prie tavęs naktį dieną rimos. Negyvatė įkando, karštos lūpos bučiavo, lygi kaulų nusmilko šiurpulinga šalna, negaliu aš pamiršti, nes žinau, kad ir tavo visos mintys ir aistros bendro laužo liepsna. Dabar, žinot, apibūdina labai madingas požiūris toks ir pokalbį, ir kalboje, taip sakant, sakoma, legenda, legenda. Man jį taip yra arti, kad man jį ne legenda, aš ją pavadinčiau ragana. Ragana, pasakyčiau, kokią prasme. Scenos ragana. Tai šimtmečio šito, praėjusio šimtmečio scenos ragana, mano supratimu. Dėl to, kodėl ragana? Dėl to, kad, apžavėjo kelias kartas, neliko abejinga ne vieną kartą, kurį matė ją. Apžavėjo kelias kartas. Antras dalykas, tai kad ji scenoj darė ne tik tai, ką gali artistas, darė, ką nori. Tai tik ragana gali daryti, tai ką nori. Ir dar pasakyčiau, vienas jos bruožas buvo, kuris, man rodos, jai padėjo kurti ir vaidmenis, tai vienišumas. Ji buvo visą gyvenimą vieniša ir man netgi prisipažino. Mane, sako, išdavė, visi, daugumas mano draugų išdavė. Liko vieniša. Ir žinot, va, jeigu čia tinka papasakot, reiškia, tos vienatvės, žinot, jos tašunytis, Kinys, buvo vienintelė tokia jos paguoda. Ir vat, aš, kai važinėdavom ją, nuvežu tai į kapines aplankyti, į Žvėryno arba Baltūšio aplankyti, tai visada pasiima šitą, reiškia, Kinį su savim. Kaip noriu išvažiuoti kur į Prancūzijos pietus ir apsigyventi už tuos pačius pinigus mažame viešbutėlyje, kad aplinkui būtų daug grožio, kur gieda lakštingalos ir kvepia apelsinų medžiai. Aš jau įpratau kęsti neturtą ir nepatogumus ir dargi tai, kas visų sunkiausia. Niekas neištiesia man rankos, kai aš su šuneliu po pažastim einu per gatvę, kur lekia baisus mašinų srautas. Monikai buvo 60 metų, kai jį vaidino Makropolo recepto tą, kuri turi 337 metus. Reiškia, bet vaizduoja, kad jai 307, o tie 300 tai mums nesuvokiami, neprieinami. Turiu pranešti, kad kaltinamoji gyrė viską. Kad ji girta? Labai. Atstokit. Aš tik dėl drąsos. Atimkit iš jos butelį. Ne, neduosiu. Atimsite, neatsakinėsiu.
atrodote kaip laidotuvė. Oi, komediantai. Žiūrėkit, Bertikas. Teotokos sproks iš juoko. Kaltinamoji, prašom rimtai. Jūs norite mane įbauginti. Bertikai, juk čia viskas tik juokais. Ir kalbėkit tik tada, kai teismas klausia. Jūsų vieta čia. Galite sėsti. Čia yra tokia frazė. Reiškia, mes 60-metį švenčiam jūs. Dabar mano duktė pagal spektaklį, reiškia, Monika klausė, kiek man metų? Tai vieni sakė, tiek ten spėlioja, o mano duktė sako, tikriausiai 40. O Monika jau ne tekstą, sakė, piemenė, gal pasakysi, kad man 60, o jai 60. Salė klykė visa, o Monika. Na tai kokie prisiminimai. Monikutė. Gimimo vieta. Kreta. Gimimo metai. Gimimo metai. Taip, kiek jums metų? Kiek duotumėt? Apie 30. Daugiau. Apie 40. Piemenė. Neužgauliokit teisėjų. Kiek tokia sena O gink atrodo? Dieve. Tai kada esat gimus? 1585. Kada? 1585. 85. Taigi amžius 37 metai. Taip? Atsiprašau. 337. Aš atėjau 80 metais į teatrą ir Monikos legenda jau gyveno, dar teko pamatyti man Vyšnių sodą su ją, Bučienės amžinatilsį taipogi pastatėme, įvaidino Ranievskaja. Ir, kiek pamenu, nepadarė įspūdžio, bet aureolė, autoritetas, jos legenda, besitęsianti iš senesnių metų, varžė mane, slėgė ir aš jos vengiau ir bijojau. Kada mes su jaunimu stengiamės atidaryti Akademinio teatro mažąją salę, ėmė domėtis Mironaitė. Ir joje pastebėjau tą žingeidumą, tą troškimą pažinti, mokytis ir tas, tarytume, autoritetas, ta pikta valia, tokia atsainumas, atšiaurumas jos, tokios, lyg pastebėjau, kad tirpsta ir galima išvelgti tokią natūrą gana švelnę ir motinos, motiniški impulsai joje iš jos spinduliavo. Ir štai tą temą, motinystės, motinos temą man reikėjo ir pagauti. Masės, sunkias svorės, tokios logiško mąstymo, paremto detalaus tokio psichologinės analizės vaidmenys, galinčios sunkiausią ir problematiškiausią temą suvokti ir ją transliuoti.
Tai buvo jos gyvenimo tylėjimo zona, matyt, paversta, kad galima būtų transliuoti ir energiją, skleistis energiją tik scenoje. Tad tokių dėja aš nežinau. Aš kalbu apie teatrą akademinį, būsi dabar nacionalinį. Moters aktorės paslaptingumo, išdidumo, ambicingumo, nesiskaitimo su savo tam toks iššūkis. Jį lyg tarytumai amžinas iššūkis savo, neskaitė save ar gražuolę, ar labai, kaip tik galva, kad ji negraži, neįdomi, ji apkūni, storos blauzdos, ji nekentė savęs ir to nebijojo, nekalbėdama, nepasakodama, bet tiesiog savo savimi, reiškia, ir laukė tos momento apie tai spinduliuoti, energetinį lauką sukurti, tik būnant scenui. Tai tokios aš daug dievė jaunime atrasti tos savybės būdus. Aš studentams apie tai pasakoju, ne tik tai kaip kūrė, bet kaip gyveno, kaip žmogus gyveno, kur energiją skirstė. Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokio ir padainuoti vasaros dainos, sukurti ugnelę, saulei nusijuokti, tegul ilgai, ilgai ji jums liepsnos. Kaip šypsanti viešnia išeisiu, kaip šokėja per vystančius laukus, žiogelio lydima, aš nieko neėmiau, už viską sumokėjau širdies krauju. Nemirštama daina.